Labas, aš esu Ūla, esu penktokė ir čia yra mano mėgstamiausios knygos, su kuriomis yra labai svarbu skaitytis. Taip, ne tik skaityti, bet ir skaitytis. Ir ne tik su šiomis knygomis, bet ir su visomis. Visa tai turi reikalų su autorių teisėmis, apie kurias žinoti sveika. Šiaip Jonis nebuvau labai didelė knygų fanė, kol mama mane padavė paskaityti savo turimos knygos Tarp pilkų debesų. Ši knyga yra apie 15-metę paauglę, kuri buvo ištremta į Sibirą su savo šeima. Kai perskaičiau šią knygą, supratau, kad skaityti yra įdomu ir tai yra tiesiog toksai geras laiko praleidimas. Jeigu galvojate, kad skaityti nėra labai įdomu ir kad tai yra varginantis dalykas, tikriausiai dar nesusiradot savo mėgiamo žanro. Arba istorijos, arba temos, tiesiog reikia užgaudyti. O įdomu gali būti daug kas. Pavyzdžiui, įsivaizduokite knygą be jokių veiksmažodžių. Raudonas obuolys, geltona citrina, didelė knyga. Nu jo, būtų tikrai labai sunku, tačiau rašytojas Mišelis Taleris parašė tokią knygą ir jos pavadinimas buvo Traukinys iš niekur ir ta knyga turėjo net 233 puslapius be jokių veiksmažodžių. Tokie sumanymai, vaizdingos istorijos kažkam turi ateiti į galvą. Tokie žmonės vadinami autoriais. Nežinau, ar esate pastebėję, bet dažniausiai knygose yra tokia C raidelė kaip vitaminas C. Nepaisant to, kad simbolis toksai mažas, jis yra labai svarbus. Prie C raidelės simbolio visuomet nurodoma autoriaus turtinės teisės turinčio asmens vardas ar pavardė ar leidyklos pavadinimas. Tai reiškia, jog knygoms galioja autorių teisių apsauga ir jų negalima nei kopijuoti, nei vogti ar platinti. Gali pasitaikyti nors ir labai retai, kad šio simbolio knygoje nerasite. Tačiau knygą vis tiek kažkas parašė ir autorių teisės galioja lygiai taip pat. O dabar pažiūrėkime, kas yra parašyta prie C raidelės simbolio. Marius Marcinkevičius, Viktorija Žiukas, leidykla Misteris Pinkmenas. Tomas Dirgėla, Kornelija Žalpytė, leidykla Alma Litera. J.K. Rowling, leidykla Alma Litera. Lewis Carroll, leidykla Nieko rimto. Labai stebėtis nebuvo ko. Alisai nepasirodė keista net ir tai, kad išgirdo triušį kalbant. Pala, knyga gali būti nebūtinai ant lapo, bet ir garsinė. Ai, beje, apie tokius žodelius kaip garsinės knygos pati neseniai sužinojau. Garsinės knygos tai kaip audio knygos, kas parašyta ant lapo, tas įrašyta balsu. O ar ir jums atrodo, kad garsinės knygos tokios ne visai knygos, tokios ore pakibusios? Bet kad ir kaip mums atrodytų atspausdintos popierinės knygos, balsu įrašytos garsinės knygos ir kompiuterio ar telefono ekrane skaitomos skaitmeninės knygos, visos jos lygios ir vertingos, bei žymimos C raidelės simboliu, o autorių teisių apsauga galioja joms visoms vienodai. Sakysite, o kodėl man čia reikia tai žinoti? Kas pasikeis, jei padaryčiau keletą kopijų? Raudonuoja, kaip knygas nelegaliai išplatinęs. Bet žinot ką, jūs irgi galite būti arba jau esate kūrėjais, sukurdami kažkokį video TikTok'e arba nutapydami paveikslą. Ir viskam galioja autorių teisės. Įsivaizduok, lietuvių pamokai parašai rašinėlį, nes tokie namų darbai buvo. Ir paskaitęs prieš visą klasę, visi tau paploja, mokytoja tave giria, tavo draugas prieina prie tavęs ir pasako, seniukai, kokią gerą istoriją sukūrei. Bet tada, po kiek savaičių tavo draugas išleidžia knygą. Ir tu galvoji, kaip kietai mano klasiokas išleido knygą. Bet tik ją perskaitęs, supranti iš pirmų eilučių, kad tai ta pati knyga, kurią tu parašei ir perskaitai prieš visą klasę. Va čia tau yra autorių teisių pažeidimas. Kągi daryti tokioje situacijoje? Pirma, papasakok tėvams, o po to klasiokui teik pačią rūgščiausią citriną. Svarbu žinoti, kad susidūrus su autorių teisių pažeidimais esi ne vienas, o tavo kaip autoriaus teisės gali ir turi būti apsaugotos.
Viena iš tokių organizacijų administruojant įvairių sričių autorių teisių turėtojų teisės yra Latga. Prisimink ir jei reikės, kreipkis. Ten dirbantys žmonės tikrai turės naudingų patarimų, ką daryti toliau. O kas dėl vagysčių, tai jiems arba jų tėvams gali kliūti ne tik rūgšti citrina, bet ir nemaža finansinė bauda, net iki 4–5 tūkstančių eurų. Wow. Visgi daugiausia autorių teisų pažeidimų vyksta internete. Žmonės nukopijuoja knygas ir įkelia jas į nelegalius websaitus. Vėliau tas knygas galima atsisiųsti arba skaityti online. Ir žinau, būna tokių situacijų, kai reikia perskaityti knygą, o jos namie neturi. Pinigų leisti nesinori, o į biblioteką tai tikrai neisi. Bet prisiminti verta keletą dalykų. Pirma, nelegalūs interneto puslapiai pilni kibernetinių virusų. Naršydamas ten gali užkrėsti ir stipriai apgadinti savo kompiuterį, prarasti savo ir tėvų duomenis. Tuomet jau tikrai vėl prireiks didelės C vitamino dozės. Baudelė, nelauks irgi tave suras. Antra, nusipirkdamas knygą tu skatini autoriaus kūrybą. Kartais jie tik knygas įrašo. Kiekvienas finansinis atlygis leidžia kūrėjui ir toliau kurti, o tam mėgautis naujais kūriniais ir tai galioja ne tik knygoms. Pagalvok apie savo mėgstamą muzikos atlikėją, jo dainas. Fun fact, Justinas Bieberis iš tikrųjų yra parašęs knygą ir jis žinoma yra apie jį patį. Trečia. Jei jau pinigų leisti nenori, bibliotekos irgi yra labai šauni vieta, o kiekvienas knygos paėmimas yra registruojamas ir jų autoriai už tai gauna atlygį. Pinigų skiria valstybė, o išdalina mano jau minėta Latga. Tai gaunasi, kad mes pasiemame knygą nemokamai, o autoriai gauna atlygį. Beje, kartais man tiesiog patinka pasivaikščioti po bibliotekas. Vašingtone kongresų bibliotekoje visų lentynų ilgis yra 1,348 kilometrai. Įdomu, kiek čia būtų. Ketvirta. Daugybė legalaus knygų turinio galima rasti internete, nuo klasikos iki šiuolaikinės literatūros. Pavyzdžiui, kultūros paveldo skaitmeninimas, Antanukas, Audioteka, Audible, naudok legaliai. Kur legaliai rasti knygas jau išsiaiškinom, tačiau kiekviena knygoje perskaityta mintis taip pat yra autoriaus kūrinys, kurį reikia taisyklingai cituoti. Kabutės ir C raidelės kartu jie primena, kad skaitytis su knygomis reikia, o apie autorių teises žinoti sveika. Bet kaip taisyklingai cituoti, jau pasiklauskite mokytojų. O aš kviečiu jūs prisijungti prie prasmingo judėjimo ir tapti C raidelės simbolio ambasadoriais, kurie myli bei vertina knygas ir žino, kad apie autorių teises žinoti sveika. Užsukę į skaitykissuknygomis.lt, ten rasite įvairių lipdukų ir visokių įdomių dalykėlių su C raidelės simboliu. Juos galite drąsiai atsisiųsti, atsispausdinti, žymėtis knygas, dovanoti draugams ir skleisti svarbią žinutę. Kuo daugiau C, tuo sveikiau. Skaitykis su knygomis. Neplatink nelegaliai.